BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pabandom prisekti. Dabar pirštais. Ai! Ai! 1, 2, 3. Tai grįžtam su E90 remontu. Kas nematėt paskutinio video, būtinai užeikit ir pažiūrėkit, nes ten kalbam pilnai detaliai apie automobilį, koks atėjo iš Amerikos, o šiandien planas susitvarkyti važiuoklę, kad pagaliau padarytume pirmą normalų test drive. Tai turime pasiruošę dalių, tuoj viską apžvelgsim, tada reikės įsimest kažkokią sėdynę, nes saloną pardaviau, pabandysim apsivalyti visą šitą plevelę nuo galo ir galėsim, tikiuosi, pabandyti pravažiuoti. Aišku, prie to pačio galvojau, kągi veiksiu su dar vienu automobiliu savo kieme, bet žinokit, turiu visai neblogą planą. Manau, puikiai proga pakalbėti apie whoopdrive.com. Tai pirmas nuostabus dalykas, kad tiesiog užsiregistravus pas juos ir pridėjus savo automobilį, jūs iškart gaunate didžiulę nuolaidą kurui. Tai, pavyzdžiui, dabar sutaupot nuo litro, tarkim, kažkur 5, gal 7 centus. Tai užsiregistravus per mano linką į whoopdrive, iškart gaunate didžiulę nuolaidą iki 20 centų nuo 1 litro. Tai iš tikro didžiulė nuolaida, kurios niekur kitur negausite. Ir antras nuostabus dalykas, kad kurą galėsite piltis visoje Lietuvoje didžiausiame degalinių tinkle. Tai tiesiog užsiregistruojat ir per 10 darbo dienų jums visiškai nemokamai atkeliauja kortelė, su kuria ši nuolaida ir veiks. Gerai, dabar trečias bonusas. Kortelė veikia ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Pavyzdžiui, važiuojat, kažkur atostogaujat, patys išsinuomavot automobilį, reikia kuro. Viskas, bam, sutaupėt. Taigi dar viena whoopdrive galimybė – car sharing. Ką tai reiškia? Jūs galite išnuomoti savo automobilį. Tikrai turite kažkokį nelabai naudojamą, o gal tiesiog nupirkot ant leasingo, norit truputį sutaupyti, kažkiek atgauti pinigų, o po to galiausiai ir uždirbti. Tai visą tai galite labai paprastai ir padaryti. Tai jeigu sugalvosit išnuomot savo automobilį, jums reikės GPS įrangos, aišku, su jie padės whoopdrive ir taip pat whoopdrive nerenka jūsų kažkokios asmeninės informacijos apie jūsų važiavimą, tiesiog visa tai yra reikalinga nuomai ir kad kažkoks mažiau naudojamas automobilis būtų įdarbintas. O dabar truputį apie saugumą, kamgi jūs nuomojat savo automobilį. Tai faktas, kiekvienas klientas turės save identifikuoti, turės savo reitingą, tai iškart matote, kas tai per žmogus, plus galite pasirinkti, kuriai grupiai norite nuomoti. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai iš tikrųjų klausimas, kuris kilo ir man, kas bus, jeigu įvyks kažkoks nemalonus incidentas, nes iš tikrųjų net nebūtina pačiam vairuotojui į kažką atsitrenkti, tu gali važiuoti ir į tave kažkas atsitrenks, tai esmė, kad whoopdrive viską padengia, sutvarko, atlygina žalą jau su jumis ir tik po to aiškinasi su vairuotoju. Tai iš esmės jum patiem dėl kažko rūpintis ir jaudintis nereikia. Tai pasinaudokit progą, linkas video aprašyme, sutaupykit ant kuro, o po to žiūrėkit, dar uždirbsit ir iš nuomos. Aš pats noriu kažką paleisti įdomesnio nuomai, bet pirma reikia automobilį sutvarkyti. Tai kibkime į darbus, sulankstytos šakės išimtos. Manau, net matysis, kad va turim tokį bananą, šitą irgi truputį sulinkus ir trečia taipogi. Tai turime tiesias, sumesim, viskas gerai, turime kitą amortiką, kuris čia buvo palasenas, šitas, man atrodo, pažįstas. Tai pakeisim ir jį. Vienas geras dalykas, tai ratlankis sveikas, padanga va, pripūsta, orą laiko, tai tiek padanga net nepradurta. Vienintelis defektas tai buvo suskilęs ventilis, bet jis dabar yra pakeistas ir viskas. Orą, tiek padanga, tiek ratlankis laiko galėsim naudoti. Aišku, nėra viskas taip jau gerai, nes turime staigmeną čia. Tai ištraukus šakes pasimatė, kad turime sulankstytą tvirtinimą ant pačio traverso. Jis turėtų būti visiškai tiesus, o čia matome neblogai taip pasiglamžęs. Tai iki pilnos laimės reiktų keisti turbūt visą traversą, bet šiai dienai bandysim ištiesinti kiek įmanoma, galbūt teks nupjauti, ištiesinti ir vėl privirinti, kad galėtume viską surinkti ir pravažiuoti. Nes iš tikro kitą traversą nėra sudėtinga įsidėti, bet galvojant į ateitį, jeigu tai bus driftkaras, galbūt iškart dėti ir poliuretaną, tai geriau visus darbus daryti nuosekliai. Dabar susitvarkom, ką turim, po to surinksim, ką jau norėsim sumodinti ir viską sudėsim per vieną kartą. Tada taip pat prie remonto dabar reikės kažkaip ištraukti nulaužtą varžtą iš stebulės, tai tikiuosi užteks tiesiog užvirinti veržlę ir išsukti.
Tai ką, kimbam į darbus. Turime keletą veržlių. Pabandysiu iš pradžių su mažesne. Šiaip tikiu, kad pats tas likęs varžtas nėra užpuvęs. Tai turėtų lengvai išsisukti. Aišku, reikia ir apšvietimo. Išsikrovė. Pabandom prisekti. Neblogai. Nu ką, pabandysim atsukti. O, pasaka. Bent jau kažkas pavyko. Tikėkime, taip ir seksis toliau. Dabar pirštais. Ai! Ai! Karšta. Gal vis dėlto su rakteliu. Klausimas dabar, kaip prieisim prie traverso, kad patogiai pasitiesim, bet kaip nors. Ai, karštas, bet bus greičiau. Op. Greitai. O, iškrito. Nu, stebulė fixed. Judam toliau. Galbūt reiktų išsimti spiruoklę, kad truputį daugiau vietos būtų. Pala, negi reikės atsisukti dar apatinę šakį, bet tada stebulė iškris. Nu, arba neimsim. Arba imsim. Nes kaip čia patogiai prieiti? Aišku, jeigu išimsim spiruoklę, mums vis tiek trukdo pats šitas kėbulas. Reikia šitą ištraukti į išorę. Kaip tai padaryti? Neaišku. Net nupjauti. Nenupjaučiau, nes tiesiog neprieisiu. Pasižiūrim metalo kietumą. Ar iš vis kažkas čia vyksta? Oi, nejuokauk. Ne, taip lengvai neištiesinsi, jeigu iš čia prieit. Pakalt. Tai planas dabar toks. Vis dėlto išimsiu spiruoklę, tada bandysiu nupjauti tą vieną baisiau sulankstytą ausį, ištiesint ant žemės ir vėl užvyrint atgal. Ui. Neatsisuka. Daugiau galios. O, viskas. Išdrybo čia, aišku. Stebulė. Suvedimą pareguliavom. Paduok tu man 18 raktą. Ačiū. O. Dabar reiktų plaktuko. O. Bliama duskė trukdo. Kaip taip pagamino, vat, BMW. Bet gal užteks išimti. O, viskas. Gerai. Šitas irgi turėtų išsimti. Ir tada kažkiek prieisim. Gerai. Dabar reikia man kažkaip išlysti. Oi. Padėkit. Sveiki. Tęsim video. Good. Tai būtent šitą aš galiu patiesinti, nes jis yra tik nusuktas. Va. Bet prie šito labai sunku prieiti. Nepakalsi nei iš čia, nei iš čia. Ir jis yra tiesiog sustumtas. Tai turbūt taupant laiką reikia bandyti pjaut. Tada sukalsim, padarysim tiesų ir užvyrinsim atgal. Jo, kontentas. Let's go. Dabar žiūriu, kad nelabai aš čia prieisiu. Reikia leisti traversą žemyn. Labai nepatogu. Ką daryti? Priimtas sprendimas, tai kol kas traverso neleidžiam žemyn, nes ant duobės paleidę, kad ir nuo kelių tvirtinimų po to neįdėsim atgal. Tai tiesiog nupjaunam per siūlę, tada atlankstom, kad prieičiau ir bandom nupjauti kiek išeina. Ir jeigu pavyks nupjauti bent jau iki sulankstymo, tai atitiesinsim ir užvyrinsim kaip priklauso. Bandom. Oi. Tuoj nupjausiu pusę. Truputį daviklis pasvilo, bet nieko tokio. Pažiūrim truputį, kas čia gaunas. Oho, kaip juda. Wow. Gal reikėjo traversą paleisti, bet dabar jau kelio atgal nėra. Kas čia atsitiko, tu man pasakai? Nu, bet šito aukščio daviklio mums vis tiek nereikia. Va, kaip naujas. Atrodo viskas. O. Tai antiek sulenktas. Šita L raidė turi būti tiesi. Tai va dabar ištiesinsim ir vyrinsim atgal.
Nu va, labai neblogai. Tai truputį apšviečiam ir virinam atgal. Gerai, primatavimas. Opa. Matot kaip gražiai? Idealiai. Suliesim ir laikys visam. Ne, jokau, keisim dar traversą. O dabar čia šis bus chuliganiškas. Nes susivirinau pats, o nieko nesu pabaigęs, kas susijęs su automechanika. Nu viskas, teisių atėmimas. Bet ne, į gatvę nevažiuosim, užteks pasivažinėti kieme. Tai viskas, virinam. Ui, nėra minuso. Bandymas numeris 2. O, laiko. Visai neblogai. Good. Viskas, galim iš esmės rinkti važiuoklę ir beveik galėsim važiuoti testuoti E90. Gal iš tikro prieš surenkant važiuoklę nusidažom vis tiek dėl savęs, kur virinam, kur kažkas apsidaužė. Nu ką, esmė šitas tiesus, realiai, idealiai. Dabar šitas panašu, kad truputį kreivas, tai gal dar kažkiek išeis pakalt, patiesin, bet manau, pirmam surinkimui bus gerai. Tai šakės sudėtos, amortikas įdėtas, galėsim dar truputį apiplauti viską ir dėti ratą. Viskas. Sakau, kad su važiuoklė baigta, aišku, dar kai uždėsim ratą, padarysim greitai tokį plius minus šakies suvedimą, tada apsivalom ir važiuojam pagaliau testuoti. Tai va, nepamirškit paspausti patinka, nepamirškit paspausti subscribe, jeigu dar nesate to padarę, nes Norbė pagaliau rodo darbus. Tai va, dirbam, svarbiausia, kad būtų like. Gerai, tai judam toliau, reikia įsidėti kokią nors sėdynę, tada reikia nusivalyti visus šitos aukciono nudažymus ir pabandyti nuvalyti bagažinę. Aišku, jeigu užtruksim, kažko nedarysim, nes svarbiausia išvažiuoti ir padaryti pirmą normalų test drive. Ir aišku, mačiau, buvo ne vienas komentaras su klausimu, ar dar vis verta pirkti iš Amerikos, kur ieškai tų automobilių ir panašiai. Tai labai trumpai atsakysiu, kad daug seniau jau darėm ne vieną video apie Ameriką, tai galite nueiti paieškoti ir pasižiūrėti. O šiai dienai ar verta, tai čia jau patys turit nuspręsti, ar turit laiko ir pakankamai nervų ieškoti, nupirkti, sulaukti, sutvarkyti ir taip toliau, ar jūs norite tiesiog apeiti visą šitą ilgą seką ir dabar galbūt nusipirkti brangesnį automobilį, bet jau tą pačią dieną važinėti. Tai iš esmės Amerika kodėl man patinka, nes gali rasti truputį geresnę kainą, bet gali pasirinkti iš platesnio pasirinkimo bei rasti geresnės komplektacijos automobilį. Plus su maža rida, kad ir čia šitas E9 prabėgęs 130 000, tai tikrai labai nedaug. Ir kitas faktas, iš tikro nesvarbu kokį automobilį pirksit, ar tai būtų E-serija, F-serija ir taip toliau, iš kur pirksit, bet svarbiausia pasitikrinti tikrąją jo istoriją per carvertical.lt. Ir taip pat nepamirškit nuolaidos kodo Norbė, nes su juo gausite minus 20% nuolaidą savo ataskaitą. Tai linkas video aprašyme, o mes pažiūrim vieną vertą dėmesio variantą. Tai iš tikro vienas žmogus ir rašė dėl F-serijos automobilio, ar geriau pirkti iš Amerikos, ar žiūrėtis čia kažkur aplink Europą. Tai galiu pasakyti, kad tikrai ne kiekvieną F-serijos automobilį apsimoga pirkti iš Amerikos. Kalbant apie E-seriją, tai šis automobilis iš vis jau yra gan senas, tai jeigu ne kontentas, jo tikrai nepirkčiau. Aišku, iš kitos pusės, taip, tu vis tiek uždirbi ir nuo tokio automobilio, bet shippingas kainuoja tą patį pats konteineris, tada laiko atžvilgių viskas užtrunka tiek pat, tai kam veltis į kažkokį senesnį automobilį, kai geriau žiūrėti kuo naujesnį ir kuo vertingesnį. Tai grįžtam prie F-serijos ir turime 340i. Tai tokie minimalūs apgadinimai, daužtas priekis, daužtas galas, 2018 metai ir rida tikrai nedidelė, 39 000 mylių. Tai sakyčiau, kad toks F-serijos automobilis jau yra pats paprasčiausias, kurį dar verta pirkti iš Amerikos. Aišku, bet kokiu atveju imam VIN kodą, vedam į carvertical.lt ir žiūrim ataskaitą. Tai kaip matome, su rida viskas gerai, skaičiai buvo tikri,
bet aišku, žala yra užfiksuota. Tai taip pat matome ir visas nuotraukas iš aukciono, tai jeigu kažkas nupirks, prikels, jau matysim tai istorijai, tada žiūrim, toliau matome ridą. Tai šiai dienai yra 63 000 km, kaip ir minėjau prieš tai, tikrai labai nedaug. Iš viso fiksavimų turime 8, tai vat viskas gražiai ir tvarkingai. Einam toliau ir matome informaciją apie žalą. Tai išmokėjimas buvo nuo 5 000 iki 10 000 eurų. Ir vėlgi pasikartosiu, kad visa ši informacija lieka visam. Tai jeigu pirksit jau kažkada prikeltą automobilį, bam, atsidarot ir viską žinot. O jeigu pamatot kažką baisaus, viskas, tokį variantą galite atmesti ir negaišti savo laiko. Jeigu ką pamatėte tenkina, važiuoti vietą, žinot kur žiūrėti, plus galite nesunkiai nusiderėti. O toliau ataskaitoje matome informaciją apie automobilį, tai kelintų metų, koks modelis ir taip toliau. Ir aišku, matome laiko juostą. Tai sužinosit, kada automobilis buvo nupirktas, parduotas, kada daryti įvairūs aptarnavimai ir panašiai. Tai tiesiog prieš kažką pirkdami nepamirškit apsidrausti ir pasitikrinti. Einate į carvertical.lt, vedate kodą NORBE, gaunate minus 20% nuolaidą savo ataskaitai ir dar sutaupot pinigų. Nu ką, geras senas draugas, skediklis 646. Man atrodo, čia dažų nelabai sugadinsim, nes tų dažų beveik nėra. Nu, nusivalo, easy. Aišku, nuo saulės gerai išdžiuvo, įsigėrė tie dažai. Tai vis dėlto ne per lengviausiai. Bet bus gerai. Realiai gali taip ir likti. O, ledas. Čia gal lengviau bus. O, iškart gerai. Kur lakas yra, ten gerai. Nors čia galim palikti. Vis tiek keisis tos durelės. Gerai, toliau einam prie bagažo. Tai gavau iš tikro iš chemicalguys.lt senai svajotą dalyką. Tai kai nupjauni, pavyzdžiui, spoilerį ir lieka ten klijai, labai užsiknisi juos nuiminėti. Tai vat yra toks specialus dalykas. Uždėsim ant suktuko ir tikiuosi, kad jis padės su šita plėvelė. Nežinau, ar tikrai padės, bet bandom. Padeda. Labai gerai. Pavalysim su to pačiu skedikliu, aišku, spėju, turėtų būti kažkoks ir specialus skystis tam, bet mes darom paprasčiau. Neblogai. Kažkiek dar likovo klijų, bet nepalyginsi. Kiek būtume čia žaidėsi patys su rankom. Tai padarėm pusę bagažo. Manau, kad šiam kartui užteks, nes laikas spaudžia, o manau, visi nori pamatyti test drive'ą. Tai užbaigiam čia. Tiksliau, prasivalau ir viskas. Daugiau damušių kitą dieną, metam sėdynę ir važiuojam. Va, mūsų sėdynė. Tai iš tikro kažkada buvau pasilikęs nuo F serijos ir sakau, kad turi tikti į E. Tai bandom dėti ir žiūrim. Šiaip daug lengvesnė. Jau gerai paliksim ir į sportą tokį. Valemba, kad tilptų dar pirmą. Atrodo telpa. Gerai. Bam. Susirandam su kuo prisukt ir kol kas atrodo, kad tiks. Taip, o kur tos skylės? Gal kažkas ir netinka, o gal ir tinka. O, bam, čia pagavo. Kitoj pusėje irgi tinka. Tai jeigu sueis priekis, F serija ir E serija, sėdynės vienodos. Pabandom, oi, ne tas mygtukas, pabandom atstumti atgal. Taip. Priekis irgi tinka. Tai va, hebra, modas jum į E9 susikraut F-Tram saloną. Išemkės, ne? Sytus. Tai va, retrofit by NORBE Films. Viskas. Galim gazuot. Nu, dar reikia priveržti ir tada galėsim. Patikrinam. Op, veikia. O tai va. Bam, 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 bam.
Good. Viskas, jungiam akumą ir galim važiuoti. Aišku, už kurus dar reikės pašildžius dabar pasitikrinti, ar turim normaliai tepalų. Nu ir ką, burnautas? Tai hebra, surenkam 5000 patinka. Nugi nedaug, prašau. Tiesos momentas, ar dar vis E9 kūrėsi. Sakau, kad tikrai užkursim. 1, 2, 3. Duodam pašilt ir važiuojam į lauką. Kas čia dabar? Lempa įdėta, bet nepajungta. Gerai, kad sparno nėra, tai va, patogu prieit. Bam, fiškė yra. Op. Ko čia trumpina? Ledas. Nu ką, pirmi žingsniai, viskas veikia, ratai neišlūžo, tvarkingai. Tai dabar lieka normaliai užkaitint motorą ir tada normaliai užkaitint padangas. Tepalų žiūrėjom, normaliai irgi, tai visai gera diena. Smagu, smagu. 335 važiuoja. Svai laikykis. Traukos yra, bet kol kas dar nespausim. Esminis momentas – burnautas. Įdomu, kaip šitos amerikiečių MS padangos laikys. Svarbiausia, kad priekio nenustumtų. Aišku, baisiai užvelt nesinori, nes ratus su padangom dar reikės parduoti. Let's go! 335. Oi, ne tas langas. Kaip priekinė atsidėti. O! Ui, perjungiau jen netyčia. Gerai, teiktiu. Kas čia yra? Užgesina motorą. Galimai kažkokia šlanga, žinok, nupusta. Kažkas negerai. Ir jau pakaito motoras. Nu, pirmas test drive'as. Nieko čia dabar nepamatysim. Bet žinok, mintis negeros. Sulaužyt nieko nesulaužiam, bet galimai yra kažkoks defektas. Palauk, suka ratus? Truputį suka, ne? Bet tik užbūsint daugiau, bam, gesina. Tai arba kažkas motorė, arba gal net su dėžė yra bėdų. Pabandom dar, nes labai noriu, o po to reikės žiūrėti. Nu žinok, nebandysim. Žiūrėk, temperatūra jau maks. Kažkas su radiku. Oi, ar mes žiūrėjom? Ar turim aušinimo skysčio? Ar nežiūrėjom? Aišku, nežiūrėjom. Verdam. Dar net nespėjom pašert. Nu, kol kas nesūkim. Jeigu norit dar vienos dalies su E9 335, parašykit. Nes panašu, kad dar ką veikt turėsim. Oi, arba slėgis, arba tiesiog užpūvę. Ui. Jop, vienu žodžiu. Paliekam taip ir važiuojam tvarkytis.